Bet yra vienas labai svarbus dalykas. Mes turime suprasti, kad yra valstybės saugumo klausimas, kad tai nėra privačios įmonės pelno verslo klausimas, ateina valstybė. Ir valstybė, kai jinai tiesia kelius, arba stato elektrinės, arba stato poligonus, arba oro uostą, ar geležinkelį, be jokios abejonės turi šitos projektus įgyvendinti, kad mums visiems būtų geriau, saugiau, patogiau. Ir nesvarbu, kad kažkokiai daliai žmonių bus nepatogumų. Mes visi su tokiais nepatogumais susiduriam. Pažiūrėkit, pavyzdžiui, didelį miestą Vilnius, Kaunas, Klaipėda, turbūt nerasim žmogaus, kuris 5 km spindulių negyventų šalia kokios nors ten šiukšlių deginimo gamyklos, arba uosto, arba geležinkelio, na ir visi prie to pripranta. Taip, šalies gynyba vis dar yra šios valdžios prioritetas, bet jeigu jau taip sunkiai sekasi su poligono įsteigimu, apskritai su komunikacija, net reikia pradėti ko gero nuo to, tai kaip bus su kitais valstybės gynimo klausimais? Tai yra labai geras pastebėjimas, nes ką reikėtų daryti tokiais atvejais, esu ne vieną temą gvildenęs, ar tai būtų Darbėnai, metanolio gamykla, ar tai būtų Širvintų rajonas elektrinės. Pirmiausia, reikia pasiekti žmonės, kol jie nėra išgąsdinti. Ir tu pas juos ateini su konkrečiais pasiūlymais, tu sakai, žiūrėkit, mes jūsų nenuskriausim, tu ateini su skaičiais, su garantijom ir tu sakai, jeigu viskas vyks geranoriškai, mes jums suteiksim dar geresnės sąlygas, negu įpareigoja įstatymai. Kai tu palieki to žmonės antivalstybiniam elementam, visokiem Kremlių troliam, kurie ateina gąsdinti, kurie pradeda organizuoti pasipriešinimą ir panašiai, tada viskas virsta į tai, ką mes dabar matome kaip šiamestyje. Toliau kalbėtis darosi sunku, ypač yra, tikrai šlikštukai atvažiuoja uniformuoti aukščiausi kariuomenės vadai ir jiem tiesiog spjaunama į veidą, sakoma, kad mano ten vaikas geriau bomžu bus negu kariuomeniai tarnaus. Tu supranti, kad čia jau susitarti nebeįmanoma ir tiesą sakant, nereikia tokio elgesio premijuoti, nereikėtų. Bet pats svarbiausias dalykas tai yra viską padaryti laiku ir dabar tas laikas prarastas.